Sveiki visi, su jumis aš neurografikos specialistė Ingrid ir šiandien sugalvojau labai įdomų tokį dalyką. Iš tikrųjų pasiūlysiu jums variantą paplanuoti 2026 metus ir kadangi vis tiek astrologija yra man prie širdies ir aš laiks nuo laiko pasižiūriu ją, tai iš tikrųjų turiu pasiūlymą jums. Tiesiog sujungti neurografiką vėlgi su astrologija ir tiem, kam bus labai įdomu, jeigu iš tikrųjų įdomu ir jūs sureaguosit ir man daug laikų ir parašysit komentaruose, kad norit, tai aš jums duosiu pilną versiją padarysiu. Ir kaip tai atrodys, kadangi yra 10 planetų, yra Saulė, dėkim, yra pas kiekvieną iš tikrųjų, jeigu darant horoskopą, yra visos tos 10 planetų, tik jos tenau skirtingose pozicijose ir visa kita. Saulė yra Mėnulis, yra Merkurijus, yra Venera, yra Marsas, yra Jupiteris, yra kažkur tai Saturnas, yra Uranas, taip, yra Neptūnas ir yra kažkur tai Plutonas. Esmė tame, kad kiekviena planeta kiekvienais metais užduoda tam tikrą tonusą kiekvienam iš mūsų užduotis. Ir pavyzdžiui, tarkim, jeigu kalbant apie Saulę, tai yra apie savirealizaciją, lyderystę, savęs parodymą kitiems ir visą kitą. Ir jeigu jums yra įdomu, o aš tai galiu pamatyti, kai jūs uždedat laiką ir parašot man komentarą, kad įdomu, tada aš jums parodau pilną versiją, kaip suplanuoti kitus metus. Pavyzdžiui, yra coachinginiai klausimai, yra pagrindinis dalykas, kuris, pavyzdžiui, Saulės yra, kadangi jinai už savirealizaciją, lyderystę, savęs parodymą kitiems. Jos tikslas, iš tikrųjų, kad ir planuoti, kad ir kokius kitus metus, tai yra, kaip čia pasakyti, užplanuoti savo naują versiją savęs ir kad kaip jūs esat jau realizuotas žmogus. Ir ką tada reikėtų, čia pirmoji versija, ką tada reikėtų, kokius klausimus, tarkim, aktyvuojant Saulės planetą apie savirealizaciją, lyderystę, savęs parodymą kitiems, reikėtų savo užduoti. Pavyzdžiui, kaip aš noriu pasireikšti sociume, kaip atrodo mano ta realizacija, kokioje sferoje noriu būti lyderis, ką reiškia būti savimi be baimės, kokį streso aš norėčiau išvengti, arba be streso iš tikrųjų labai yra sudėtinga, gyvenimas mūsų yra vis tiek, žiūrint kokia veikla, jinai šiek tiek stresinė, tai iš tikrųjų gal tada akcentas, kokį statusą, vaidmenį arba lygį pripažinimo aš renkuosi kitiems metams 2026. Tai yra pilna versija, kiekvienai planetai yra tam tikras tikslas užduodamas, tai yra vektorius ir coachinginiai klausimai, kuriuos atsakant, darosi, visą tai užtrunka vienos, pavyzdžiui, pagal vieną planetą tos coachinginius klausimus atsakyti, užtrunka maksimum 10 minučių. Atsisėdi, savo išrašai ir tada pradedi modeliuoji ir pradedi suprasti, ko tu kitiem metam nori iš tiesų. Ir tada, berašant visą tai labai aiškiai matosi, išaiškėjo, kokiamis vertybėmis netgi tu vadovausies, nes iš tikrųjų vertybės užduoda labai didelį vektorių tonusą. Pavyzdžiui, planeta yra Mėnulis, ne? Tai yra daugiau susijęs su komfortas, kūnas, jausmai, emocijos, stabilumas. Tada imam Merkurijus. Merkurijus yra mąstymas, komunikacija. Tarkim, informacija, idėjos. Venera be abejo yra meilė, yra santykiai, yra pinigai, taip, malonumai. Tada Marsas tai jau yra veiksmai, jau mūsų yra, čia pasakyti, ryžtas, energija, įvairūs sprendimai. Taip, tarkim, Jupiteris. Jupiteris yra mokslai. Mokslai, galimybė, sėkmė, žinant ant Plutono. Plutonas tai jau yra didelės transformacijos jėga, sukūrimas kažko globalaus. Uranas. Uranas tai jau yra daugiau pagal intuiciją, branda tokia yra, kaip čia pasakyti, dvasingumas, mąstymas, kūryba. Taip, Neptūnas yra permainos. Permainos yra tokios ir laisvingumas daugiau, ar ne? Saturnas tai yra jau struktūra, disciplina, vadinkim taip, ar ne, ilgalaikiškumas ir branda. Tai ir kiekvienai planetai yra tam tikri klausimai jo pagal planetas ir nežiūrint, kokiam jisai bus, astrologija žino, yra būstai, vis tiek vienaip ar kitaip jūs nubrėžėt vektorių ir visas sritis, tas 10 sričių, iš tikrųjų apimat, nes dabar paskutiniu metu, kai yra balansuotas ratas, ar ne, jeigu seniau būdavo maksimaliai išskirta 8 sritis gyvenimo, tai dabar mačiau naujausią dalyką, išskirta yra 12 sferų gyvenimo. Čia bus daugiausia jums 10, bet parašant tikrai vaizdelį jūs susidėliosit labai gerą. Ir kodėl ta metodika tokia jinai yra, kodėl jums siūlau tiesiog. Jinai paremta pagal Harvardo mokslininkų sukurtą sistemą ir jeigu seniau mes savo tikslus daugiausia pririšam prie rezultatų, tai dabar pagal Harvardo mokslininkus nereikėtų pririšti prie rezultato, o reikėtų prie savo naujos versijos savęs identifikavimo, su kuo jūs identifikuojate save. Ar tai jūs esat namų šeimininkė, ar jūs biznio moteris, verslo moteris, ar ne, ar verslo vyras. Ir tai jūs sukūrėt savo naują versiją savęs. Ir kai jūs kūrėt savo naują versiją savęs, jūs daugiau atkreipiat ne kiek į rezultatą, bet kiek daugiau kreipiat į tuos vidinius dalykus, kurie ir yra tas varikliukas, kuris viską ir padaro.
Nes pasąmonės kalba yra kūno kalba, jausmų kalba, emocijų kalba, naujų kažkokių vidinių dalių perstumdymo pasiekmė. Aš nesakau, nenuvertinu, veiksmus reikės daryti. Čia kalbos net nėra, tam, kad atsiekti rezultatą. Bet kai mes žiūrim iš to taško, ką mes viduje pakeičiam, ir iš to kartais automatiškai susikuria visai kiti dalykai. Nes pastebėjau, kodėl pririšant prie rezultato nelabai kartais išeina, nesigauna, vis tiek atsiduriama į tą, atsiremiama, vadinkim taip, į tai, kad žmogus dažniausiai siekia tam tikros būsenos. Rezultatai, jisai siekia būsenos, jisai siekia naujo identiteto ir va, tas kūrimas savęs kitokios versijos metus laiko jisai tikrai užtrunka. Ir mažai žingsneliais galima padaryti rezultatą. Ir jo, aš kadangi planavimo visokių metodikų esu jau prisiragavus, irgi pastebėjau, kad tie dalykai, kurie buvo užplanuoti, remiantis ne rezultatų galutinių tokio, o daugiau savęs naujos versijos sukūrimu, jie kažkaip tai greičiau ir paprasčiau ir be didelių energijos nuosrovių, vadinkim taip, jie susikuria. Kada tu save identifikuoji kaip, kad esi, pavyzdžiui, specialistas ar ten kažkokio biznio savininkas. Nes kai tu save pradedi identifikuotis tuo, tu įveini į būseną ir tada pasąmonė labai aiškiai žino, ko tu nori. Jinai gauna labai aiškią instrukciją. Kitas dalykas, dar būna, aišku, tokių niuansėlių, kaip yra viduj, ar yra galima tėkmė viduje, ar yra erdvė viduje tai tėkmei. Ir todėl aš šiemet norėjau mokytis taip vadinamas Rastanovkas, vidinių dalių sustatymo metodą, kurį pradėjo vokiečių psichiatrė, dirbo su vaikais ir atrado iš tikrųjų tą metodą. Vėliau Bertas Hellingeris įvardino, kad tai jo sukurta metodika, nors yra labai aiškių įrodymų ir prisipažinimo jo, kad jisai nužiūrėjo šitą metodą iš vokiečių psichiatrės, kuri dirbo su vaikais. Tai va, tai iš tikrųjų, o kad pas mus viduje yra labai daug blokų, yra labai tas akivaizdu. Ir mes negaunam tai, ko mes norėtume gauti. Tai va, iš tikrųjų nubridau aš į savo tas vidinių dalių sustatymo metodiką, bet grįžtant prie sumanimo, iš tikrųjų sumanimas buvo, ar jūs norite kiekvienai planetai, kurie atsakinga už tam tikrą sritį, aktyvuoti, gauti kočinginius klausimus ir tiesiog tie, kas piešia neurografai, papiešti ir aktyvuoti tas neuroninės jungtis, ypatingai kai jūs prieš tai raštu atsakėte savo į klausimus. Tada aš iki 21 dienos dar padaryčiau 2 tokius video, kuriame įgarsinčiau tos klausimus. Jūs galėtumėte raštu pasirašyti ir tada, kai jūs žinot pasirašę, tada išpiešti pagal planetą tą norimą rezultatą, tą tikslą, vadinkim taip, ne? Naują versiją savęs, pavyzdžiui, kaip pagal planetą sakiau, ne, pamatyti savo naują versiją savęs kaip realizuotos asmens. Tai va, ir kai jūs jeigu pamatėte, tai yra labai faina. Aš, kai šitą dalyką dariau, bent jau savo, galiu pasakyti tikrai taip, 10 minučių užtrunka, prisėsti gerai taip, vienu kartu, maksimum gali prisėsti ir parašyti, iki 5 planetų aprašyti. Jo kitą dieną kitas 5 ir po to dar pasitikslinti po kurio laiko, kad turėti bendrą vaizdą ir gal dar piešiant neurografiškai, gali dar išlysti tam tikri niuansai, ateiti tam tikros mintis, bet jau kai griaučius turi, vektorių turi, tai labai aišku, kur tau judėti kitiems metams, nes labai mėgstu tokią sparnuotą frazę, kad jeigu ne tu susiplanuoji savo veiksmus, tai už tave suplanuoja kiti ir tave pajungia kaip batareika savo tikslų atsiekimai. Ir aš visą laiką klausiu, ar aš to noriu būti energetinis potencialas kitiems. Maitinti kitus, vadinkim. Labai negražiai, bet į eterį pasakiau. Kažkodėl tai mano spalvos šiandien yra tokios. Truputėlį suaktyvinti. Taigi, tai nebus toksai. Pradėjau kažkaip tai mėgautis šito procesu. Gal reikėtų užtekti ir tada pasiimti ir pravesti man keletą lauko linijų, apjungiant kai kuriuos dalykus, kad jie būtų vienoje jungtyje. Ir čia tikrai neišskirsiu atskiros planetos, nes man jos visos vienodai. Nebent pagalvoti reikėtų gal vis dėlto ir kažkurį tai aktualią. Tai va, kam skirti? Ar grožiai pinigams, savo transformacijoms, ar aktyvumui, kas būtų man nuspręsti. Kažkaip tai įdomu čia, man nereikia čia. Tai va, gerai, lauksiu šios komentarų, su jumis buvo aš Ingrid ir ate.